Sveiki visi. Šiandien padarysiu dėlionę, kas laukia meilėje. Artėja Švento Valentino diena. Daug kas galvojate, kaip čia ją praleisite, ką čia tokio ypatingo reikės nuveikti. Bet žinote, padariau ritualą, meilės ritualą, labai stiprų meilės ritualą. Žinoma, įgarsinta yra muzika tiesiog dėl to, kad ten kalbami labai stiprus burtažodžiai ir užkalbėjimai, dėl to negaliu į eterį leisti. Aš aplamai ritualų neleidžiu į eterį su savo įgarsinimu, nes, tai yra ezoterinės žinios, tai yra, kaip sakyti, asmeninės žinios, asmeninės vizijos, asmeniniai regėjimai ir įgarsinu muziką, bet ritualas labai stipriai veikiantis. Čia buvo naudotas obuolys, jisai yra iš po šio ritualo. Slapti ingredientai, kurių visų tikrai nepamatysite, nors ir prisijungsite prie video, bet pamatysite tikrai labai daug, labai didžiąją dalį. Kaip sakiau, neįgarsinu, nes tai yra slaptos ezoterinės žinios, tai yra autorinis darbas ir jis yra labai galingas. Taip kad šitas ritualas veiks visiems, ypatingai tiems, kurie nori pagerinti santykius jau esamus, kurie nori nutraukti kažkokią tylą, kažkokį nesusikalbėjimą tarp širdžių. Ir galbūt tie, kas neturi dar kol kas šiai dienai partnerio, įvyks nauja pažintis. Taip kad skatinu prisijungti prie žvaigždelių grupės ir pasižiūrėti šį ritualą, jeigu kažkam aktualu. Tai nėra tas, kaip sakyti, tai yra aplamai energetikos pritraukimas, tai yra tas gerasis spinduliavimas į visatą, kad, žinot, ta energija grįžtų, meilės energija atgal jums. Obuolys nuo senovės naudojamas šituose meilės ritualuose ir tikriausiai ne naujiena, kad būtent obuolys buvo naudojamas, nes netgi Biblijoje obuolys tas, kuris sugundo Adomą, obuolio pagalba, ar ne, Ieva sugundo Adomą, obuolio puselės tautosakoj daug reiškiančios, obuolio sėklytės, kada sudygsta, reiškia vaisingumą ir taip toliau. Aš kol kas pasidėjau šitą obuolį, matyt, stebuklai vyksta po svajonės pildysis mergaitės po ritualo. Žinot, ritualas praėjo gana, sakyčiau, taip komplikuotai, nes ir pirštus apsideginau, ir vašku apsipyliau, ir žvakės griuvo, sakyčiau, susirinko mane žiūrėti su daug blokų, su daug energijos sąstovio žmonių, bet tie blokai buvo pašalinti, sukalbėjau specialius burtažodžius ir meilė ateina. Junkitės, kas galite, prie žvaigždelių grupės. Gerai, pirmąją dalį, kas nenorit klausyti, visada galima prasukti, ar ne? Toks stebuklingas mygtukas yra. O dabar dėlionė, kas laukia meilėje. 4 variantai. Pirmasis. Antrasis. Trečiasis.
Ir ketvirtasis. Išsirinkite savo variantą ir pažiūrėkime, kasgi pirmojo varianto laukia meilėje. Pentaklių karalienė, teisingumas, taurių karalius mergaitės, pakabintasis ir 6 lazdos. Iš karto toks šiurpuliukas, toks, žinot, nubėga. Jūs greičiausiai esate ta mergina, ta moteris, kuri esate labai žemiška, labai mokanti įvertinti situaciją realistiškai. Ir esat labai harmoninga asmenybė, kūrybiška asmenybė. Ir aplamai tokia, žinot, didelės širdies asmenybė, nes mylite gamtą, esate tokia arti, sakyčiau, arti, kaip čia išsireikšti, žemės, arti žemės. Netgi gali būti, kad žemės zodiako ženklo atstovė esate. Bet kas laukia meilėje, esate be galo praktiška asmenybė, be galo siekiate nepriklausomybės, savarankiškumo. Tokie ir esate. Greičiausiai uždirbate pati savo pinigus, pati save išlaikote. Arba galimas dalykas, kad sulaukėte ir dovanų į savo pusę. Galbūt ir sulauksite, ir apie dovanas šitą kortą taip pat gali byloti, nes artėja, ar ne, Švento Valentino diena, meilės diena, širdelių diena, kai tos širdelės suplasda karščiau. Nors atrodytų, kas čia per šventė, ir dauguma yra, žinot, tokio požiūrio, kas tai per šventė, tai yra. Vieni sako, kad tai kičas, kiti sako, kad tai ne mūsų šventė, kad popierinių širdelių šventė, kad tai yra išpūstas burbulas ir taip toliau. Bet žinot, aš pasakysiu, kiekviena šventė yra labai gerai. Kokia bebūtų tai šventė. Švęskime, džiaukimės gyvenimu, džiaukimės tuo, kad galime švęsti, kad turime progą pasidžiaugti ir jeigu turime partnerį, pasakyti savo partneriui, kaip mes jį branginame. Ir žiūrėkite, teisingumas yra, visata visuomet yra teisinga. Teisingumas jisai visada būna ir ateina pas tuos žmonės, kuriems svarbiausia sulaukti to teisingumo. Ir žinot, greičiausiai tai, kaip sakyti, išsilygina tą svarstyklių lėkštelę, tos svarstyklių lėkštelės. Ir Valentino diena, kas laukia meilėje, meilė. Ir vyriškis, taurių karalius jums krenta. Taurių karalius veikimas, pasikeitimas galbūt kažkoks ir, žinot, teigiamo sprendimo priėmimas. Galimas dalykas, kad žmogus jums kažką siūlo, kažką svarsto, arba galbūt jūs netgi pati siūlote kažką žmogui. Galimas dalykas yra toksai, kaip čia pasakius, toksai tarsi nepaperkamumas, tarsi kažkoks tai, norisi sakyti, žinot, tokį seną gerą žodį laužimasis. Jisai čia labai tinka, bet viskas gerai. Taip ir turi būti. Mergaitės, tai yra savivertė, tai yra tas, kaip čia pasakyti, ale pasibranginimas, kuris turi būti šiuo metu, šiuo atveju, viskas yra gerai.
Ir tegul truputėlį žmogus pasikankina, tegul jisai pasistengia ir jisai stengsis. Jisai stengsis, galbūt šiek tiek pasimes, galbūt šiek tiek suabejos, ar jis teisingai kažką daro, galbūt kažką ne taip daro, galbūt kažką reikėtų kitaip daryti, bet viskas bus gražu. Tiesa, jeigu dabar ir pati nebepamenu pradžioje ar sakiau ar nesakiau dėl laikotarpio, jeigu kartais nepasakiau, tai laikotarpį, aišku, kaip ir kiekvienoj dėlioniai mano, susigalvojate pačios ar patys, kurį norite žiūrėti, bet kadangi čia ta Valentino diena ateina, tai maždaug tam periodui ir pažiūrėkime. O, kaip sakau, jūs tą laikotarpį galite sugalvoti patys. Jeigu čia ilgesnį laikotarpį sugalvojat, tai iš viskas labai gerai dėliojasi. Ir žinot, greičiausiai tai tas sprendimas, jeigu klausėte, ar kartu sutiksite ir švęsite tą Valentino dieną, galimas dalykas, kad ne kartu, galimas dalykas. Bet galimas dalykas, tas laužimasis praeis tiek iš vieno, tiek iš kito pusės. Aišku, kažkokio sprendimo neskubėsite priimti nei jūs, nei jis. Ir tas, žinot, pakabintasis, tai jisai toksai ir yra pakabintasis, nes tarsi kažkokio atsakymo trūksta, tarsi kažkoks kylantis klausimas žmogui, ar jisai turi daryti kažką, jeigu čia jinai nedaro, tai ir aš nedarysiu, kas čia per nesąmonė, kokios čia Valentino dienos ir aplamai, žodžiu, toksai stumdymasis. Žinote, aš pasakysiu tokį dalyką. Tikrai yra tokių vyrų, kurie, paprasčiausiai nemėgsta tų Valentino dienų, tų širdelių, tų gėlyčių, tų rožyčių ir įvairių žvakelių. Jiems geriau, žinot, įlysti kažkur į garažą ir suodinam tepaluotam praleisti, prakiutoti ten tą periodą, kad tik nereikėtų, žinot, kažko romantiško iš jų pusės nuveikti. Bet aš jums pasakysiu tokį dalyką. Jisai galbūt iš pradžių mėgins tam garaže prakiutoti, mėgins pasislėpti, bet jį nugalės paprasčiausias vyriškas toksai vėjo gūsis, jį tiesiog pagaus, man norisi sakyti. Jisai, žinot, kaip būna, nedarysiu, neisiu, tegul jinai pirmą daro, tegul jinai daro, neisiu, nepirksiu aš čia jokių gėlių ir taip toliau. Bet žinot, pabuvęs, pasisukiojęs jis ten tam savo garaže, aš aišku, čia kaip pavyzdį tokį sakau, jisai ateis pas jūs. Ateis nuostabiai nusiprausęs, pasipuošęs, ateis pasidabinęs, pasikvėpinęs ir su gėlėm, galbūt ir šampano turės, galbūt ir dovanėlę, kas čia žino. Ir periodas, tas, kurį jūs čia sugalvojot, nusišviečia labai romantiškas, labai toksai, žinot, vyro toks veiklumas ir jo noras būti tuo vyru pasireiškia. Ir tarsi jisai tas vyras, žinot, kažkokią svarbę žinią jums neša, kažką nori pasakyti ar parodyti tiesiog, kad jisai yra vyras, kad jisai turi jausmus, kad jisai gali pasirūpinti savo moterim, kad jisai gali moteriai suteikti džiugių, romantiškų akimirkų ir kad moteris pasijustų galų gale kaip devintam dangui. Žinot, galima čia toks dalykas, kad dar jūs ir pati suorganizuosit visą šventę, kad jūs pati nupirksit ir tą patį šampaną ir tas pačias gėles netgi ir vaišes paruošite, o vyrui beliks tik tai įveikti savo tą, žinot, laužimąsi ir žengti žingsnį, bet viskas bus nuostabu, mergaitės, bus taip, kaip norite jūs. Jeigu jūs norite pritraukti partnerį, kuris spyriojasi, kuris, kaip sakiau, laužosi, nežinau kodėl, bet man čia šitas žodis šį kartą labai pinasi ant liežuvio galo.
Tai jūs laimėsite, mergaitės, jūs, kaip pasakyti, jūs jį nulaušite, tą užsispyrėlį. Ir jums pavyks jį prisivilioti ir turėti, bet aišku, kaip ir visada, čia apie meilę kalbam, čia kalbam apie gražius jausmus. Kas jis ten per žmogus? Jis mylintis žmogus, jis jaučiantis jūsų jausmus ir jaučiantis pats jausmus jums. Tai viskas čia su žmogum gerai, jūs lygiaverčiai partneriai, žiūrėkit, jūs nuostabi, žemiška, šeimyniška, racionali moteris, o jis toksai padebesiais plaukiojantis, vandens stichiją atstovaujantis taurių karalius. Ir tarp jūsų galų galiai įsivyraus tas teisingumas, tas iš visatos ateinantis teisingumas. Ir čia jeigu tarp jūsų buvo pauzė, ypatingai rekomenduoju pažiūrėti šitą ritualą, nes tai tik sustiprins tą jūsų, žinot, teisingumo įvykdymą, kad visata paspartintų tą visą įvykį ir tas laužymosi momentas bus įveiktas ir tarp jūsų viskas turi būti gerai ir jūs viską išspręsite. Ir išspręsite santykių naudai, palankiai santykių naudai. Tai va, tai toksai, žinot, įdomus periodas, nes čia gali būti ir dviejopai. Čia, bet galbūt netgi labiau linkstu link to, kad jūs pati imsitės iniciatyvos ir matote, čia labai gražiai parodytas žaltys ir tarsi kažkoks tai vaisius. Galimas dalykas, jūs pati imsitės tos iniciatyvos ir, o kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Jeigu mergaitės, žinot, turit tokį vyrą, kuris galbūt jaučia kažką, jaučia meilę, jaučia švelnumą, bet jis nežino, nuo ko pradėti. Jis nesuvokia, nuo ko pradėti ir kaip čia, žinot, aplamai švęsti tą romantišką šventę. Bet kai šiek tiek stumtelsit, bus viskas nuostabu. Jūs pasieksite savo mergaitės, jūs šitą vyrą turėsite ir nulaušite jo visus tuos užsispyrimus ir kaip sakyt, švęsite pergalę ir mėgausitės meilės energetiką į savo pusę. Jeigu klausite, ar bus partneris, tarkim, jeigu čia mergaitės žiūri, kurios neturi dar partnerio, tai bet kuriuo atveju tas teisingumas įsivyraus, tai juo labiau dar rekomenduoju pasižiūrėti šitą ritualą, kad pritraukti sparčiau, greičiau tą antrąją puselę. Ir tiesiog šitą ritualą rekomenduočiau žiūrėti netgi meditacinio tokio pobūdžio, kai atsigulate į lovą, kai atsipalaiduojate, esate nusipraususi duše, švarutėlė, kvepianti ir pasiruošusi ilsėtis. Tai vat netgi ir dabar akmenį pastūmiau. Ritualo metu krito žvakės, apsipyliau vašku. Ir dabar su tais žodžiais visai nejučia nustūmiau akmenį. Tai va, tai kalba su manim visata ir pritarė ir žodžiu, kad nuimti visus blokus, kad paskatinti tą atėjimą. Pažiūrėkite. Antrasis variantas – jūsų sugalvotų periodų, kas laukia meilėje. 3 taurės, nuosaikumas, lazdų tūzas, kardų tūzas ir 4 lazdos. Na, pirmiausia, tai aišku, džiugesys, džiugi nuotaika. Žinot, 3 taurės, tai galbūt švęsite kažkur, galbūt kažkokią, tai žinot, džiugę žinią žmogus jums praneš, galbūt kažkur pakvies, galbūt tiesiog kažkur išvyksite arba nueisite kur nors, arba kompanijoje kažkur, galbūt kažkur kaviniai pasimatymą turėsit. Ir tai prilygs tokiam, žinot, džiugiam įvykiui.
tarp jūsų. Tas įvykis toks bus džiugus, nešantis džiaugsmą, nešantis tokią, žinot, jeigu tai yra nauji santykiai, tai prasidėjusių santykių tokia sėkmė, sėkminga pradžia. Jeigu jūs čia jau senai bendraujat, seniai pažįstami, tai nuo šiol prasidės naujas tarsi etapas. Ir tas naujas etapas jums atneš labai daug džiaugsmo. Ir žiūrėkite, krenta korta nuosaikumas, tai įsivyraus toksai stabilumas, viskas susibalansuos, harmonizuosis. Ir žinot, galimas dalykas, jūs čia praėjote kažkokius išbandymus santykiuose, jeigu jūs jau senokai pažįstami ir bendraujate senokai. Tai bus kažkoks tarsi susitarimas galbūt nutarimas kažko tai, galbūt kažką nuspręsite, arba netgi kažkokį išbandymą patirsite. Bet, žinot, matot, korta vienoj pusėje gėlės to angelo, kitoj pusėje kardai. Ir angelas rankoje ištiesia baltą rutulį. Tai taika bus, tai susitarimai bus, tai harmonija bus. Be kita ko, kitoj rankoj yra berods arba tai raudonas vaisius, arba tai yra rožė žiedlapis panašu. Tai irgi galimas toks, žinot, balansavimas tarp susitarimuose, tarp, tarkim, racionalumo ir tarp jausmų. Ir viską jūs derinsit, viską, kaip sakyt, pasversit. Jūs dėl kažko susitarsit, nes bus prisitaikymas iš abiejų pusių, vienam prie kito. Galbūt reikės išspręsti kažkokį, žinot, dalyką, tarkim, dėl pačios Valentino dienos. Gali ginčų kilti, gali kilti diskusijų, bet viskas nuspręsit ir sutarsit. Ir žiūrėkit, wow, kokios kortos krenta, 2 tūzai šalia vienas kito. Tai yra be galo stipri kombinacija, kadangi abu tūzai vienas kitą papildo. Ir pirmiausia, tai, žinot, pakils tokia jūsų, kaip sakiau, ir tai jau čia džiugi nuotaika. Ir tas periodas, kurį jūs sugalvojot, iš vis bus toksai vyro iniciatyvos periodas, vyriškos pusės periodas, kuris vyras imsis didelės iniciatyvos. Kad galbūt greičiausiai čia gali būti, kad vyras, vyriškis, ar draugas, ar vyras jūsų sutuoktinis gali pasiūlyti kažką tokio įdomaus, kažką tokio nekasdieniško, šventiško ir jums teliks tik prisiderinti. Ir žinot, kas labai džiugina va šita kombinacija, tai kartu žinot, jūs tinkat vienas kitam ir tai bus karštas periodas, karštas aistromis, karštas emocijomis, jausmais ir be kita ko tai bus toks, žinot, gražus periodas, netgi, sakyčiau, inteligentiškas ir per savo išmintį, per jūsų partnerio išmintį, jūs surasit jums abiems tą teisingiausią sprendimą, tą tokį
aiškumą atrasite, kaip toliau gyvensite, toliau kaip nuspręsite, kaip planuosite savo ateitį, kas jūsų laukia ateityje, ko tikitės vienas iš kito, sutarsite dėl daug dalykų į ateitį, kaip jūs rūpinsitės vienas kitu, kaip jūs rūpinsite savo šeimos židiniu, kaip jūs viską abu kartu nugalėsite ir įveiksite bet kokius sunkumus. Ir sutarsite, kad jūs esat vienas kitam pirmiausia rami prieglauda, jūs vienas kitam esat užuovėja. Ir tik abu kartu, petis petin, galite sukurti klestinčią šeimą, klestinčią porą, kuri nueis ilgą gyvenimo kelią ir tokia pora gali gyvuoti ilgai, stabiliai, ilgus gyvenimo metus. Jeigu jūs čia kartais nesusituokę, tai ko gero kalbėsite apie tolimesnį gyvenimą, apie santuoką, apie bendrus namus, apie, žinot, šeimos klestėjimą, apie laimę, kuri sukuriama esant kartu. Tai labai graži dėlionė. Ir žinote, ta harmonija, ji ir vieno, ir kito judviejų širdise labai reikalingas dalykas, nes galimas dalykas, kad žinot, kol jaunas žmogus, tol jisai linksmai gyvena, jis nori švęsti, jis nori džiaugtis. Aišku, niekas nesikeičia, kai ir daug metų praeina, bet jau kai praeina kažkiek metų, kažkiek laiko, vis tiek ta rami užuovėja jinai reikalinga tiesiog tai yra būtinybė žmogui. Ir panašu, kad čia praleisite tą periodą aistringai, džiaugsmingai, vienas kito glėbyje, bet ir su tam tikrais susitarimais į ateitį, susitarimais dėl bendro gyvenimo, dėl bendrų santykių, dėl bendros šeimyninės laimės. Čia bus tokie, žinot, fundamentalūs poros nusprendimai ar kažkokie tai verdiktai netgi. Ir sudėliosite visus taškus ant į. Jeigu jūs čia buvote išsiskirstę ir susipykę, jūs tikrai susitaikysit. Jūs tikrai išsiaiškinsite santykius. Jūs daug kalbėsite. Galimas dalykas netgi ginčysitės. Bet tas ginčas, žinot, jis nebus toksai piktas ar ten kažkoks degantis noru išsikovoti savo teisybę. Ne, čia bus noras prisitaikyti prie partnerio, tiek vienam, tiek kitam. Ir suliepsnos jūsų širdise aistra, suliepsnos meilė, suliepsnos noras vienas kitą paremti ilgus gyvenimo metus. Ir bent jau tą periodą jūs pasijusite saugiai savo mylimo žmogaus glėbyje. Gražus variantas. Taip, trečiasis, kas laukia meilėje. 7 pentakliai, 2 pentakliai, velnias, mėnulis ir 8 monetos. Na, čia įdomus toksai variantas ir žinote, tą periodą, kurį jūs sugalvojote, iš tikrųjų, žinot, pasakysiu taip, svajonės yra labai geros, svajonės yra labai kilnios, nuoširdžios, bet dar kol kas nejaučiate to, ką norėtumėt jausti, ką norėtumėt turėti. Dar nėra meilėje to užtikrintumo ir kažkokio garanto. Ir žinot, kadangi trūksta kažkokio stabilumo, kadangi trūksta garantijų, galimas čia ir susitarimas,
galimas kažkoks tai atlygis, visatos atlygis už jūsų karmą, kaip sakyt, karma pareina, už jūsų pastangas, už jūsų kažkokius išgyvenimus patirtus. Ir žinot, šiuo metu jūs nesate patenkinti savo meilės tema, savo meilės gyvenimu. Ir norėtumėt kažkokio užtikrintumo. Žinot, atėjau, pasirašiau, turiu meilę. Ir matot, kaip korta, net man sunku kalbėti, nes norisi tik tai labai gražiai sakyti. Bet žinot, ką pasėsi, tą ir pjausi. Dar daug reikia pasėti. Dar daug reikia išauginti. Nes jausmai irgi yra toks dalykas. Ką įdedat, tą gaunat. Bet, žinot, reikia puoselėti juos, reikia parodyti juos. Ir, žinot, ne visada sužaidžia tai, kad aš tave myliu, bet aš iš tavęs nesulaukiu šito. Tai reikėtų viską konkrečiai, aiškiai, apibrėžtai, suprantamai žmogui paaiškinti. Ir galbūt tikrai reikalingas kažkoks susitarimas. Jeigu siekiam kažko kartu, tai siekiam. Jeigu neišeina, išsiskirstom vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę. Bet čia žiūrėkit, čia matot dokumentas. Ir ant vienos svarstyklių lėkštelės yra monetos, tarsi tas materialus dalykas, o ant kitos lėkštelės yra dokumentas su parašu, su antspaudu, tarsi notariškai, tarsi dar kažkas. Galimas dalykas, kad jūs nesutarėt dėl finansų su partneriu, galimas ir toks dalykas. Galimas dalykas, kad aplamai kažko nesusitarėt. Bet čia jūs greičiausiai kažką sugebėsit nutarti. Ir kadangi žiūrime jums, ar ne, tą periodą, kaip seksis meilėje, tai galimas dalykas, bus kažkoks labai stiprus argumentas, palenksiantis partnerį į jūsų pusę. Bet tai dar nereiškia, kad jis mylės jūs. Dar nereiškia, kad tai bus kažkas tai tokio kilnaus, gražaus ir panašiai. Ir žinot, jūs imsitės labai tokių sprendimų, kurie yra nebūdingi, kurie yra neįprasti, kurie reikalauja proto įtampos, netgi, žinot, kažkokių žinių, kažkokio išmanumo netgi. Ir ne tai, kad gudrumo, bet būtent išmanumo. Kažką tai kitaip reikia daryti, negu visi kiti daro. Kažką kitaip, negu kažkokius kitokius sprendimus reikia priimti. Nes žiūrėkit, kas laukia meilėje ateinančių jūsų sugalvotų periodų. Velnias. Tai galimas dalykas, kūniški malonumai, tai aistra, tai kaip sakyt, intimumas su žmogum. Bet būkite atsargios, mergaitės, ypatingai būkite atsargios. Tai net neš tokių rezultatų galbūt, kurių tikitės, kurių norėtumėt pamatyti. Ir galimos klaidos arba tiesiog galimi nenumatyti pokyčiai, galimi kažkokie niuansai, užslėpti niuansai, kurių galite nepamatyti. Gali būti ir taip, kad, tarkim, įvyks kažkoks intimumas tarp jūsų, bet jūs neliksit patenkinta tuo. Netgi galbūt atvirkščiai, nereikėtų skubėti. Ir kortos perspėja, neskubėkite pulti, žinot, į lovą, kad partneris susiviliotų. Ne. Tai va čia ir tos kortos. Darykit kažką kitaip. Neskubėkit užsimti tais intymiais dalykais, nes dar jūsų pora
netidirbo, kaip sakyti, tų dalykų, kuriuos turėtų, gal žodis netidirbo, net, pamačiau 8 pentaklių kortą ir tai pasakiau, dvasinių dalykų netidirbo. Jūs turite pažinti vienas kitą labiau, jūs turite pasėti ir nupjauti derlių dvasiškai. Aš noriu pasakyti, kad jūs turite pribręsti prie to intimumo, kad jūs turit prieiti per išmintį, per augimą kartu santykiuose, kad jūs turit pirmiausia sukurti santykius, o tada susitarimus kažkokius daryti ir tik tada užsiimti kažkokiais kūniškais dalykais. Jūs turite daug dirbti, kaip pora augti, kaip pora įdėti pastangas, jūs turite abu tai daryti. Jeigu nematote iš partnerio jokių pastangų, o tik tai reikalavimus kažkokius turite vykdyti, tai susimastykite, ar verta tokį žmogų prie savęs laikyti ir ar verta tokiam žmogui širdeles Valentino dienos progą dovanoti. Tai šitą porą aš matau kaip dar kaip čia pasakyti, per mažai įdėjusią darbo iš abiejų pusių. Jums reikia augti poroje, jums reikia tobulinti savo ryšį, tobulinti, glūdinti savo supratimą. Bet žinot, aš matau, čia man ateina toks dalykas, kad žmogus nori intimumo, dėl to jisai stato savo sąlygas ir jūs greičiausiai galite padaryti klaidą. Bet neskubėkit, patarimas, neskubėkit su žmogum užsiimti kažkokiais intimiais dalykais, kol nepamatysite realių pastangų iš jo pusės, kad jam reikalingi santykiai, kad jam reikalinga jūs esat. Tegul pasistengia, tegul padirba. Ir žinot, jeigu jau įsidės, kaip sakyt, savo įnašą į santykius, tada galima kažką tai ir galvoti. Bet būkite atsargios, čia galimi, kaip sakyti, netikėti likimo vingiai, likimo pasisukimai ir kad netektų paskui apgailestauti. Ir čia, žinot, man toksai, kadangi krenta velnias ir mėnulis, tos dvi kortos, tai yra toksai mergaitės, saugokitės tiesiog, saugokit save. Neleiskit išnaudoti savęs. Ir jeigu čia klausiam, kas laukia meilės tą periodą, reikės padirbti tuo klausimu, reikės įdėti pastangų, reikės puoselėti santykius, kurti juos galų gale, arba tiesiog išvelgti iš karto. Ir netgi pati pirmoji iškritusi korta, išvelkite, ar tai jūsų žmogus, ar tai ne jūsų žmogus. Ar žmogus linksta į jūsų pusę, ar nelinksta. Susitarkite. Pirmiausia, turit išsiaiškinti, kas jūs abudu vienas kitam esate, kaip jūs toliau kažką darysite, ar jūs aplamai eisite kartu, ar, kaip sakyt, nesuprantamas nei jūsų požiūris jam, nei jo požiūris jums. Galbūt jūs iš tikrųjų netinkami vienas kitam. Tai čia galimas ir toks variantas. Tai bet kad pirmiausia reikia išsiaiškinti, reikia susitarti, sužinoti, kas jūs esat vienas kitam, nes būna, žinot, ypatingai jaunos mergaitės, ypatingai kai susipažįsta internete ir susitinka pirmas, antras pasimatymas ir jau bėga į patalus. Jokiais būdais to negalima daryti. Reikia išsiaiškinti, kas toliau, kas mes esam, pajausti, ar žmogus jaučia jūsų nuotaikas, ar aplamai galite eiti kartu. Ir santykius kurti tikrai ne nuo intimumo reikia, o nuo kitų didelių dalykų. Taip, toks trečiasis.
Na ir ketvirtasis, kas laukia meilėje jūsų sugalvotų periodų. 4 kardai. Mirtis. Taurių riteris. 2 kardai. Ir lazdų riteris. Na, čia mergaitės, žinot, buvo tyla, buvo, kaip sakyt, nei skambučio, nei žinutės, arba išsiskyrimas, arba kažkoks nutolimas, arba santykių galbūt atšalimas buvo, žinot, tarsi pauzė, tarsi atokvėpis, tarsi atsiskyrimas vienas nuo kito. Ir įvyks pasikeitimai. Ir įvyks labai stiprus pasikeitimai, nes krenta mirties korta, o ta mirties korta tai yra geri pasikeitimai, tai yra pokytis aplamai į gerą pusę. Arba pasibaigs šitas periodas, pasibaigs tylos periodas, pasibaigs nežinomybės periodas. Visi klausimai bus atsakyti ir galbūt ateis kažkoks pasiūlymas. Žiūrėkit, taurių riteris. O taurių riteris mergaitės, na kasgi kitas gali. Tai yra jūsų žmogus, kuris emocionalus, kuris svajingas, su gerom intencijom į jūs. Gali pasipiršti jums, gali pasiūlyti kažką intimaus, gali ne tik intimaus, gali pasiūlyti kažką tokio labai globalaus. Ir pasiūlymų bus. Ir pasiūlymai bus tokie, žinot, rimti pasiūlymai. Net kartais jums gali atrodyti, visiška nesąmonė. Ką jis čia sako, ką jis čia šneka. Tylėjo, gyveno savo, buvo tarsi, žinot, kaip sakyt, kaip tos nuosėdos nusėdęs ant dugno, bet kažkas jam atsitiko. Kažką jisai suprato, kažką suvokė žmogus, kad kažkaip kitaip reikia gyventi, kad reikia keisti viską, kad niekas kitas už mūsų gyvenimo nenugyvens ir jisai pasiūlys kažkokių labai tokių įdomių dalykų. Ir žinot, netgi ta korta gali rodyti, kad jis jūs myli, mergaitės, kad jis jaučia jums tos meilės jausmus, kad jo pilve tie drugeliai vidury žiemos pradėjo skraidyti. Kažkas nutiko, kažkas, žinot, sukėlė jo emocijas arba jo intuicija kažką jam kalba. Kad reikia gyvenimą tvarkyti, kad reikia gyvenimą keisti, kad gyvenam čia ir dabar ir emocijas geras reikia patirti čia ir dabar, o ne rytoj ir juo labiau ne po mėnesio, ar dar juo labiau ne po metų. Bet žinot, mergaitės, man dar toksai čia net šypsena sukėlė šitą 2 kardų kortą, nes jūs tarsi tokį, žinot, mergaitišką uždelsimą parodysit, truputėlį lauksite, truputėlį delsite, neduosite iš karto jam atsakymo, bet tai labai gerai, mergaitės, tai super. Tarsi, žinot, kaupsite jėgas, tarsi galvosite, tarsi norėsite priimti sprendimą teisingą, nesuklysti. Taip ir turi būti. Taip ir turi būti. Ir, žinot, tarsi kažkas vyksta šalia jūsų, bet jūs pasižiūrėsit, kaip dabar bus, ką jis čia pasiūlys, kažką tai tokio, bet tai labai gerai. Tas periodas, tas palaukimas, jisai labai geras dalykas. Ir dar tik labiau sužadina vyrui smalsumą, sužadina tokį nekantrumą ir, o kodėl jinai ten laukia, gal dar ten ir be manęs kažko tai šalia jos, žinot, kažkokių konkurentų gal atsirado. Ir
tą tokį, žinot, svarbu išlaikyti tą saikingą išlaukimą, saikingą uždelsimą. Ir nebeištvers vyrukas ir jis pas jūs atvyks. Galbūt kartu kažkur išvyksite, galbūt pakeisite vietą, galbūt vėl sueisite kartu gyventi, galbūt kažkuris iš jūsų pakeis gyvenamą vietą, kad sueitumėt kartu gyventi vienas pas kitą, ar ne? Ir žinot, aistra bus nesutramdoma, tiesiog degsite aistra, degsite noru būti šalia vienas kito, liesis, žinot, tokie jausmai, degsite vienas kitam jausmais, meilę ir aistra, ir bus gražių daug žodžių, bet žinot, tai bus, kas svarbiausia, tai bus nuoširdu, tai bus tikra, tai toks romantizmas, labai romantiška, labai aistringa, labai gražu. Ir tas periodas, kurį sugalvojot, atneš didelę viltį į jūsų gyvenimą. Taip kad labai linkiu, kad išsipildytų visos svajonės, visos meilės, kaip sakyt, širdelės būtų jums ir galų gale būtų apvainikavimas sėkmingų santykių, kaip ten kažkuriame variante buvo. Sėkmės, smagaus ir gražaus jūsų periodo. Iki.